Manau, kad vaikams yra puikia galimybė susipažinti su visa akvakultūra. Nors dažnai jie nemažai žino apie žuvis, pats žodis akvakultūra dažnai jiems būna naujiena. Šiame projekte vaikams naudinga dalyvauti, todėl kad jie sužino daug ką apie žuvis, jų gyvenimą. Vaikams įdomi yra pateikiamos ta teorinė dalis. Bendrame kontekste jie labai susipažįsta su tuo, kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Taip pat sužino, kodėl reikalinga valgyti žuvį, kuo tai naudinga žmonių organizmui. Vaikams būna tikrai iš patirties, galiu pasakyti, įdomu ir net mokytojos būna tokios suklususios. Labai įdomios edukacijos meninės. Irgi viena iš šio projekto dalių, tai ir vaikai gavo dovanų ir būtent lipdė su akvakultūra susijusius tuos piešinėlius. Išvykos metu susipažino vaikai su įvairiausiom žuvim. Jie pamato, kaip mes visą žuvų auginimą atliekam, nuo ikriuko iki didelės žuvies. Man labiausiai įsiminė, kad galėjau pašerti didelę žuvis, nes aš tokių dar nematęs. Labai patiko, išgirdau apie žuvų auginimą, kurios auga, įsiminė, kaip galėjom paliesti žuvytę. Smagu būti ekskursijose, su draugais dalyvauti kažkur. Aš manau, tikrai kitom mokyklom irgi rekomenduočiau sudalyvauti, nes yra viskas organizuota nuo A iki Z ir džiaugiamės, kad gavom galimybę apsilankyti akvakultūros centre ir sudalyvauti jūsų edukacijose.